Sveiki bičiuliai, sustojau pailsėti prie dar vienos pasaulio istorijoje įžymios vietos. Spėkit, kur aš esu? Duosiu užuominų, horizonte matosi piliakalnis, ant tos kalvos yra liūto figūra. Tikriausiai vis vien nieko tai jums nesako. Duosiu dar užuominų. Va, čia dabar vaikštinėja ramiausiai visokie gyviai. O kažkada 1815 čia vyrė mūšis. Tai va, matote mūšio lauką, kuris yra Belgijoje, apie 20 km į pietus nuo Briuselio. Na, jeigu dar neatspėjote, tai mes esame Waterloo mūšio lauke. Stendas vienoje pusėje kariavo hercogas Wellingtonas, kitoje kaip agresorius Napoleonas Bonapartas. Taigi didžiulė Napoleono daugiatūkstantinė armija buvo atremta. Šiame mūšyje geriečiai buvo Britai, Prūsijos ir Nyderlandų jungtinė armija. Prancūzijos kariuomenė vadovaujama Napoleono Bonaparto buvo galutinai sutriuškinta, o pats Napoleonas ištremtas į salą. Infrastruktūra labai gražiai sutvarkyta. Čia požeminis muziejus. Matau viduje daug suvenyrų, kurių galima įsigyti, bet dėja dabar ne darbo valandas. O va tame ovaliame pastate yra gigantiškas panoraminis Waterloo mūšio paveikslas nutapytas ant drobės. Jis gal virš 100 metrų ilgio ir virš 10 metrų aukščio. Erelio statulėlė. Čia tas baltas pastatas kažkada buvo vaškinių figūrų muziejus, bet jį perkėlė į Waterloo gyvenvietę netoli čia esantį. O čia dabar padarė restoraną. Va, Napoleono statulėlė. Gaila, nedarbo laikas, viskas uždaryta, niekur neišeina patekti. Čia būtų galima užlipti laipteliais ant liūto kalvos, pasigrožėti paliktomis patrankomis prancūzų, o gal prūsų, o gal britų. Drąsos alaus atsigert, lyg ir gerai žiūrėjau. Taip, Drąsos alus. Ši kalva yra virš 40 metrų aukščio, ant jos stovi liūto liejinys, kuris sveria nei daug, nei mažai, 28 tonas. Sakoma, kad tas liūtas išlietas iš Prancūzijos kariuomenės patrankų geležies. Visur užrakinta, aplink laukai dabar dirbami ūkininkų. Kažkada buvau praeitais metais čia atvažiavęs, cukrinius runkelius kroviausi. Tai va, panuliai, kai dėsite cukrų šaukštelį į savo arbatą, galit pagalvoti, kad gal šitas cukrus gimė Waterloo mūšio vietoje. Dar pabandysiu iš arčiau pritraukti liūtuką, kuris yra apie 4,5 metro aukščio. Štai gražuolis. Na va, ir suvenyrai. Liūtukų krūva, kažkokie žaislai, puzlės. Visą šitą laiką, kol vaikščiojo, kažkas rėkauja. Kažkaip neramu. Reikia pasižiūrėti, kas ten rėkia. Pirminė mintis man, kad čia gal kokia nors moteriškė ieško pasiklydusio kareivio sielos. Štai kurie, ką jie čia daro laukuose. Ko jie ten ieško? Va, ir matau tą pasiklydusią sielą. Bet ten kaip ir į kareivį nepanašu. Ten
Durnelių šuniukas laksto po rugius. Aišku, prisikvies gal šiandien. Na, o aš važiuoju toliau nuotykių ieškoti. Čiau, čiau.